Tiesioginiuose merų ir savivaldybės tarybos rinkimuose man patikėta vesti Liberalų sąjūdžio Trakų skyrių į rinkimus. Mūsų komanda tai puikūs įvairių sričių specialistai. Savo darbo pasiekimais jau įrodė, kad geba dirbti, rasti geriausius sprendimus, turi patirties. Turėdama nemažai darbo patirties savivaldoje, bei pasikliaudama savo komandos gebėjimais, užtikrintai vedu Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdį į rinkimus. Ir tikiuosi Trakų rajono žmonių palaikymo. Mes galime tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus darbus, reikalingus jums, Trakų krašto žmonės. Sieksiu, kad Trakai taptų kurortu, patraukliu visais metų laikais, ne tik atvykstantiems turistams, bet svarbiausia, patogiu ir mielu gyventi vietos bendruomeniai. Lentvario miestą pasieksiančių mažiausiai 5 milijonų eurų investicijų būtų investuotos į viešasias erdves, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą. Sieksime, kad visi rajonų seniūnijų centrai akcentuotų savo išskirtinumą, būtų konkurencingi, būtų patrauklus tiek kuriantiems verslą, tiek gyvenantiems juose. Rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai būtų patogus gyventi, taptų lengvai pasiekiami sutvarkytais keliais ir gatvėmis, bei būtų apšviesti ir saugus. Liberalų komandos darbų sąraše Rūdiškių kultūros centro ir Dusmenų daugiafunkcinio centro statybos darbų užbaigimas. Švietimo įstaigų pastatų renovacija. Tai Versmės gimnazijos, Aukštadvario vidurinės mokyklos, Rūdiškių lopšelio darželio Pasaka, Aukštadvario mokyklos darželio Gandriukas, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos. Naujų ikimokyklinių grupių steigimas, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, daugiabučių namų kvartalinė renovacija, šilumos kainų mažinimas, sutvarkant šilumos punktus ir diegiant alternatyvius šildymo šaltinius, naudojant biokurą bei skatinant konkurenciją. Jaunimo veiklos stiprinimas, skiriant patalpas jų veiklai, palankių sąlygų verslo plėtrai ir darbo vietų sukūrimas, nevyriausybinių organizacijų finansavimas, sveikatos įstaigų atnaujinimas ir teikimų paslaugų kokybės gerinimas, viešojo transporto paslaugų kokybės gerinimas, gatvių apšvietimas ir gatvių asfaltavimas. Mes galime tęsti pradėtus darbus ir inicijuoti naujus, reikalingus Trakų krašto žmonėms. Kviečiame pasitikėti mūsų komandą ir kovo 1 dieną savo balsą atiduoti Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžiui numeriui 26 ir meriai Editai Rudelieniai.